Ši diena turbūt valstybei kaip svarbi taip pat kaip pirmas, gal antras žingsnis. Kaip žmogaus gyvenime būna pirmas ir antras žingsnis, kurį mes visada prisimenam. Ar prizą mokykloje, ar pirmą vaiko žingsnį, ar anūko. Taip ir valstybei buvo tūkstantmetis, o paskui buvo valstybės diena. Tai nuo kada mes tikrai padarėm labai rimtą žingsnį vakarietiškos orientacijos. Nepaprastai didelė šventė. Man asmeniškai, bet visiems lietuviams, kurie begyventų. Šį vakarą ypatingas vakaras. Pirmą kartą per 1000 metų lietuviai užsienyje, taip pat ir Belgijoje, padainuosime tautišką giesmę, kurio žodžiai visiems labai tokie paprasti ir aiškus. Bandysime susikaupti, pagalvoti, ką mes gero padarėme, ką dar gero padarysime. Tai viena iš tokių progų, kai su pasididžiavimu prisimename savo šaknis, prisimename, kad esame lietuviai ir norėčiau visai Lietuvai palinkėti vienybės. Atsiprašau. Dabar Aidai. Lietuva mano širdyje. Prisijung duetas bus. Tu tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Viskai per aukštai. Iš praeities tavo sūnus, te stiprybę